čia dar salėje yra mano kolegė Monika, kuri pas mus už estetiką iš tikrųjų atsakinga. Šį kartą po tokių sofistikuotų, gražių pranešimų aš bandysiu kalbėti ir kaip architektė, bet tiesiog kaip pastabus miesto naudotojas, vartotojas. Iš to paprasto žmogaus perspektyvos ir ką mes fiksuojam ir ko nefiksuojam, arba kaip suprantame tą miestą. Ir pradėti norėčiau truputėlį iš toliau, panašiai kaip Justas pradėjo, bet kas yra ta spalva ir kaip aš supratau iš literatūros, iš teorijos, kad mes esame vis dėlto unikalūs spalvų spektro matyme, tuom skiriamės nuo gyvūnų. Ir kitas dalykas yra tai, kad spalvos apskritai gamtoje, jos yra informaciniai kodai. Taip, rūšys bendrauja tarpusavyje per plunksnų grožį, per žiedų spalvą neša įvairias skirtingas žinutes. Taip ir mes evoliucionuodami taip pat kūrėme tą savo spalvinę kalbą ir spalvinė kalba tapo irgi mes suteikėm jai kultūrinę prasmę. Ir tai galiausiai tapo tam tikra simbolinė valiuta, bet eigoje mes kažkaip pametėm tą ryšį su natūralia, prigimtinė spalvos prasme, turbūt galim taip sakyti, kuri gimsta iš tokių pamatinių kodų, kad raudona grėsminga, vaisius kažkoks oranžinis sultingas ar žalia spalva. Tai nes mes šiandien tą spalvą vartojame absoliučiai kitaip. Ir miestuose, tai žinoma, viskas prasidėjo nuo to tradicinis spalvos naudojimas, tai rėmėsi vietinėmis medžiagomis, molis, akmuo, kalkės, vietiniai pigmentai. Labai didelė įtaka turėjo ir prieinamumas tų pigmentų, buvo pakankamai siauras spektras ir buvo netgi statuso simbolis, tam tikra spalva brangesnė, tai buvo pigesnės spalvos ir prabangesnės spalvos, kokia nors violetinė, purpurinė, buvo itin prabangi spalva, ją buvo labai sunku gauti ir dėl to tik tais patys iškilmingiausi žmonės galėjo ją naudoti ir tai tapdavo kažkokiu ženklu aplinkai, kad čia gyvena kažkas išskirtinio. Na ir laikui bėgant tai dingo, mums pramonės revoliucija atnešė tą tokį galimybę spalvą vartoti kur norim, kaip norim, jinai tapo prieinama visiems ir atsirado ir tas spalvinis perteklius ir tam tikras chaosas ir nutrūko natūraliai ryšys su vieta. Jeigu mes istoriniuose miestuose galėdavom pasakyti, čia tokia Vilniui būdinga plyta, nes jinai čia degta, ar ten kažkokie pigmentai naudoti, nes jie tai vietai būdingi, tai buvo ištrintos šitos ribos ir viskas pradėjo maišytis. Ir reaguodami į tai, kai kurie miestai, ten Lionas, Viena, Venecija ir kiti, ėmė kurti netgi spalvų politiką ir planus, bandydami išsaugoti tos spalvinius istorinius piešinius, suvaldyti, atkurti arba užkonservuoti, kad tas tapatumas miestų nedingtų. Kaip vienas iš pavyzdžių, garsus tokia kaip principų visuma spalvai suvokti ir suprasti ir naudoti, tai Jean-Philippe Lenclos Géographie de la couleur. Tai jisai analizavo būtent skirtingų kontingentų, čia labai ilgai trukęs jo projektas, skirtingų šalių, regionų, vietinės medžiagas, klimatą, saulės kampo kritimą, medžiagas, tradicijas ir nustatė tam tikrus regioninius spalvinius kodus. Ir tai padarė labai didelę įtaką tiek architektam, tiek miesto kūrėjam ir teoretikam iš šitos sistemos išsirutuliojo kitos spalvų paletės ir jų naudojimo būdai. Ir jisai aiškino, kad mes būtent tą miestą suprantam kaip vietos kalbą ir kad negali būti ta paletė atsitiktinė.
Ir labai svarbu būtent, kad perduotume tą vietinės medžiagas, jas kažkaip interpretuotumėm, atspindėtumėm. Ir tada ta architektūra gaunasi, kad jinai tarsi yra išaugusi iš tos vietos ir natūraliai įsikomponuoja. Taigi tai tampa tam tikrų net urbanistinių įrankių, jeigu juo yra pasinaudojama. Na ir kas atsitinka, tas spalvos nutildymas, ar ne? Iš tikrųjų tai nutinka su modernizmu, nes spalva tampa nepadoriu dalyku. Ir saugi spalva yra tik balta, pilka, juoda taip pat yra priimtinos ir įsivyrauja, kaip Lenklo įvardina, achromatiniai miestai. Nes spalva iš tikrųjų radikaliai dingsta. Aišku, ne iš visur, įvairių projektų, bet toks požiūris, jisai tikrai pradeda dominuoti. Ir ornamentai suvokiami kaip nereikalinga dekoracija, minimalizmas, tik funkcija ir norima išsivalyti nuo visko, ko nereikia. Ir atsiranda tiesiog kitos vertės architektūroje ir kitaip artikuliuojama ta architektūra. Tačiau tas požiūris yra irgi kritikuojamas ir labai garsus britų architektas ir teoretikas John Outram, kuris pats įkūrė labai išraiškingus projektus, kritikavo šitą požiūrį ir vis dėlto bandydamas sugrąžinti ir sakydamas, kad ornamentas ir spalva tai yra mūsų reikšmės perdavimo įrankis, kad tai yra audinys, kuris įprasmina pastatą, kad tai nėra tik dekoras, tai yra mūsų architektūrinės kalbos elementas, kurį mes netgi privalom naudoti, nes tai mums perneša reikalingas žinutes. Ir kad architektai tapo neraštingi ir nebesugeba dirbti su spalva ir ornamentais ir iš to neraštingumo tiesiog įsivyrauja ta mada vartoti tik baltą spalvą, nes tai yra lengviau paslėpti savo nemokšiškumą. Tai, ir aišku, kvietimas iš jo ir jo pasekėjų lūpų, kad grąžinti tą architektūrą į spalvą ir vėl gebėti kalbėti simboliais ir perteikti daug gilesnės žinutes. Ir šiandieninėse miestuose mes kalbam apie tą globalią turbūt spalvą, jeigu taip apibendrinant, globalias spalvas, kurias mums atneša šiuolaikinės medžiagos ir tikrai labai suvienodėjusi architektūra, kur iš tikrųjų dominuoja stiklas, koks nors plienas ar kitos medžiagos, ar apskritai mes jaučiamės laisvi naudoti tas pačias medžiagas kaip ir kitam kontinente ir architektūra šiaip tokia tampa vieno veido. Kita vertus, tai miestai praranda tą geografinį identitetą, kita vertus spalva tampa tam tikrų konkurencinės kovos įrankių. Aš kalbu apie viešą erdvę. Kalba yra taip pat naudojama kaip prekė, todėl kad jeigu pažvelgsit atidžiau į mūsų aplinką, tai mus atakuoja visą laiką informacija. Ir ta informacija ateina per spalvas. Tai yra brandai, logotipai, informaciniai pranešimai, ženklai ir viskas rėkia. O dar kartais rėkia ir patys pastatai, kokie prekybos centrai, Rimi, Raudona. Jau tu žinai, kad čia yra tiesiog visas pastatas kaip prekės ženklas. Ir kaip mus tai veikia? Tai spalvos psichologai iš tikrųjų daug pateikia įrodymų, kaip spalva veikia mūsų psichinę sveikatą ir daro įtaką mūsų kasdienybei. Man labai buvo įdomu sužinoti, kad mes, kaip tokį rasti paaiškinimą, patvirtinimą, tą, ką jautau intuityviai, kad mes spalvą aplinkos suvokiam, kaip visumą.
Jeigu taip labai neįsigilinus mestum kažkur žvilgsnį į bendrą aplinką, tai tu nuskaitytum bendrą foną ir susidarintum tam tikrą įspūdį. Na, ten kažkaip pilkšva, ten gelsva, ar dar kažkaip, ar labai marga, bet, žodžiu, mes labai jau reikia įtempti tą akį ir savo pastabumą, kad jeigu taip iš pirmo žvilgsnio greitai identifikuotumėm visą spektrą vyraujančių spalvų ir išskirtumėm detalės. Tai čia jau sąmoningumo pratimai turbūt ar pastabumo. Bet tai va, mes suvokiam, viena vertus suvokiam spalvą kaip visumą ir kita vertus mes spalvos nesuvokiame be konteksto. Čia tas svarbus momentas, ką kalbėjo Justinas, bet iš tikrųjų tai spalva yra percepcija. Ir mes taip galim paaiškinti, kodėl, kaip tai veikia ta mechanika tos spalvos atėjimo pas mus į smegenis, bet galiausiai aš esu įsitikinus, kad mes vis tiek kiekvienas šiek tiek skirtingai ją matom ir suvokiam, nes įsijungia visas kultūrinis aplinkos kontekstas. Ir kiekvienam ta spalva, atspalvis reiškia visai ką kitą, bet to tai susijungia besąlygiškai su tekstūrom, su medžiagom, su garsu, šviesa ir tai irgi daro įtaką tai pačiai spalvai. Ir kita vertus, spalva neįmanoma be šviesos. Ir čia dėl to svarbus labai šviesos kampas, kritimas, intensyvumas ir ta pati spalva, jeigu tai, sakykime, tas pats ralas, jisai susivokia visiškai kitaip, priklausomai nuo to, kur tas paviršius yra nudažytas ar kokiu kampu atsuktas. Ir tai, na, mokslininkai teigia, kad miestai susiderinta palete sukuria psichologinį stabilumą, žmonės ten jaučiasi geriau, kuriamas tam, galim sakyti, erdvinis pasitikėjimas, na ir priešingai chaotiška spalvinė aplinka kelia įtampą, didina nuovargį, na, tokį nuovargio pojūtį atneša. Ir žmonės šiaip architektūrinėje aplinkoje vis dėlto teikia pirmenybę tam šviesesniem spalvom, natūralesniem, santūresniem tonam, na, kurie sukuria tą tokio jaukumo, saugumo jausmą. Ir taip, šiuolaikinėme pasaulyje balta ir šviesiai geltona, jos tokios saugiausios turbūt spalvos, dažniausiai pasirenkamos, o kokia nors ryški raudona ar žalia, tai tokios labiausiai turbūt erzinančios ir mažiausiai kas nori jas rinktis kaip fasadus. Tai spalva taip pat gali būti ir resursas. Kalbu apie architektūrinę raišką, kad mes tikrai su spalva galime padaryti labai daug. Ir nes spalva padeda formuoti ir mastelį, ir proporcijas, ir gylio suvokimą ir kurti tą, na, atpažįstamą identitetą. Ir tai yra, na, atmosferos formavimo labai stipri priemonė. Ir kitas dalykas, į kurį dabar jau vedu, tai būtent ta patirtis ir identitetas, vietos tapatumas, kuris tikrai labai didelė dalim ateina su spalva. Taigi, kokia ta Vilniaus tapatybė? Noriu patikslinti, kad mes išsamaus tyrimo spalvinio, kažkokio moksliškai pagrįsto nedarėm, mes darėm šiek tiek kitokį tyrimą, bet tai yra kelionė ir procesas ir mes judam link to, siekdami suvokti Vilniaus tapatybę per įvairiausius kampus, įskaitant ir spalvą. Pradėjom nuo tokio, iš dalies atrodė paprasto pratimo, bet iš kitos pusės supratom, kad niekas, va taip globaliai, Vilniaus tapatybės netyrinėjo. Labai keista, bet nerasi. Yra tam tikri aspektai, tam tikri kampai, bet pasakyti, kokia yra Vilniaus tapatybė, va taip paklausus, ras tokį mokslininką tyrėją neįmanoma. Tai čia yra labai didelė erdvė moksliniam tyrimam. Ir labai būtų įdomu sužinoti, jeigu žinot, kas svajoja apie tai su tuo dirbti. Bet ką mes padarėm, tai mes labai norėjom sužinoti, kaip miestas suvokia žmonės. Ir kaip jie įsivaizduoja tą tapatybę ir su kuo jie tapatinasi, su kuo nesitapatina, kaip vertina savo aplinką.
Ir mes tyrimą atlikome 3 sluoksniais. Vienas sluoksnis tai duomenų sluoksnis, objektyvūs duomenys, statistiniai surašymai, demografinė informacija, nusiskundimų kiekiai, įvairūs raportai ir kita reikalinga informacija tokia bazinė. Kitas sluoksnis tai buvo kokybinis Vilniaus gyventojų tyrimas. Ėmėm imti, kad būtų reprezentatyvi imtis iš kiekvienos seniūnijos. Deja, negalėjom daryti dar smulkesnių mastelių ir eiti į kiekvieną rajoną, nes tiesiog taip duomenys renkami kol kas tik seniūnijų lygmenių, bet vis tiek tai yra, man atrodo, nebloga pradžia. Ir kitas sluoksnis tai buvo medijos. Plačioji žiniasklaida ir mūsų miesto atvaizdavimas, miesto rajono atvaizdavimas medijai. Ir iš tikrųjų šitas tyrimas tik patvirtino mūsų tokią prielaidą, kad mūsų miesto įvaizdį iš esmės formuoja tik tai užsakomieji vystytojų straipsniai. 99%. Visas likęs kitas procentas tai sudaro arba kokias nelaimės nusikaltimai, arba atsitiktiniai kultūriniai renginiai, kuriuos verta paminėti ir šoka kažkoks rajonas, apart senamiesčio, kokios rasos ten, ar rasų šventimas, ar koks nors ten toliau periferijoje vykstantis unikalus dalykas. Bet šiaip ir tas naratyvas, kurį pasirenka vystytojai kalbėti apie tam tikrą rajoną, tai įsijungia tam tikros vertės, kaip išvystytas, žalias, ar ten spalvingas, charakteringas, ar dar kažkoks. Ir mums labai buvo įdomu sugretinti, kaip mato, kaip yra koks vaizdas yra piešiamas ir kaip žmonės vertina. Ir iš tikrųjų tas vaizdas kai kuriais atvejais prasilengia. Čia matosi tokia labai glausta tų įvaizdžių apžvalga, tokios labai sutrauktos tezės, gal iš esmės jos lyg ir nieko naujo nepasakančios, kas išsiskiria žalumą, kas išsiskiria kažkokiu fragmentiškumu ar įdomesnė architektūra ar kultūriniais dalykais, kažkas sparčiai auga arba turi potencialo tapti kažkokiu inovatyviu rajonu, kažkur dominuoja pramonė, arba tiesiog kažkas yra labai paprastas ir saugus rajonas. Ir vertinami, aš nesiplėsiu iš tikrųjų apie šitą tyrimą, mes esam susiplanavę jį pristatyti išsamei gal kitam kontekste, bet aš norėjau tokią įžangą padaryti ir suvesti su mūsų šios dienos tema, kad mes turim tam tikrą įvaizdį ar tapatybę, kuri ateina ir vertinimą rajono, kuris ateina iš šitų sluoksnių, kuriuos mes pasakėm. Ir mes turim tam tikrą apibendrintą vaizdą, kaip gyventojai vertina rajonus, kuriuose jie gyvena. Ir mes buvom labai maloniai nustebinti, kad iš esmės Vilnių žmonės vertina labai labai pozityviai ir nesvarbu, kur gyvena, nes čia, jeigu gal blogai atsivaizduoja, yra vidurkio linija, tai šiek tiek mažiau negu vidurkis yra tos paskutinės 6 rajonai, kurie vertami mažiausiai palankiai, bet tai nereiškia, kad visai nepalankiai, tokių mes neturime. Ir žinodami, kad Žvėrynas, Lazdynai, Vilkpėdė, Šeškinė skiriasi labai stipriai, o vertinami yra labai panašiai sąlyginai. Tai labai įdomu suprasti, ką apie tos rajonus, kokias vertes žmonės ir kur akcentus deda. Ir iš tikrųjų savo rajoną jie rinkosi ar renkasi gyventi dėl tam tikrų priežasčių ir prioritetai yra tokie, kad pirmiausia svarbus saugumas, tada žaliosios erdvės ir parkai. Čia buvo visiškai prasilenkimas su vystytojų vykdytais tyrimais, kurie teigia, kad žaluma yra jau pačioj paskutiniai vietoj, svarbiausia geras susisiekimas, pastatyti automobiliai, kaina, žodžiu, kitaip tie prioritetai susidėlioja. Bet mes čia matom, kad iš tikrųjų yra tokie
baziniai dalykai, bet ta kokybė aplinkos yra svarbi ir ta žalia spalva, su kuria mes labai norim gyventi, jos apsupti yra itin svarbu. Aišku, atstumai iki mokyklos, būsto kaina, nuomos kaina, patogus susisiekimas ir taip toliau. Na ir dėja, kultūriniai dalykai, bendruomeniniai kažkokie minkštesni, gilesni dalykai, jie eina į apačią. Nebėra taip mums svarbu kaip bendruomeniai miesto. Ir pasižiūrėjus, kas kaip vertina, mes naudojam tokią rajono įvaizdžių asociacijų sistemą ir bandėm susegmentuoti tos rajonus į tokius bazinius archetipinius žodžius sudėti, kurie iš tikrųjų savyje neša tokias kodinės žinutes. Šitą sistemą šiaip naudoja marketingistai įvaizdžio formavimo strategijose. Viskas yra susegmentuota, iš tikrųjų mes esam kaip žmonės, tokie labai pakankamai primityvūs ir nuspėjami ir su mumis iš tikrųjų marketingistai yra išmokę labai gerai žaisti. Tai tas pasitvirtino ir atliekant šitą tyrimą, kad buvo parinkti tokie visiems labai suprantami žodžiai su paaiškinimais ir gyventojai patys priskyrė tuos įvaizdžius rajonams, kur jie gyvena. Ir matosi, kad mes, gyventojai suvokia Vilnių iš esmės kaip patogų, žalią ir charakteringą. Ir mažiausiai, ką jie pasakė, kad Vilnius yra atsakingas, kultūriškas, novatoriškas, tokios vertės iš vis praktiškai nedominavo, buvo paminėti vos vieną kitą kartą. Ir labai įdomu tada, o kokia yra šitų įvaizdžių išraiška, kas yra tos dedamosios, kai žmogus nusprendžia, kad šičia aplinka yra saugi, šičia yra aplinka charakteringa, šičia man patinka, nes aš jaučiu, kad vieta yra atvira ir draugiška. Ir tam mes taip pat siekdami suprasti, iš tikrųjų sukūrėm ir tam tikrus žmonių, gyventojų segmentus, tam tikri profiliai, kurie yra, šitas segmentavimas yra padarytas per vertybinę prizmę. Ką žmonės renkasi, kaip jie vertina savo aplinką. Klausimai šiai buvo sukonstruoti per 15 minučių prizmę, pasitikrinti, kiek tai žmonėm yra svarbu, ką jie renkasi, ar jiem labai svarbu įvairios paslaugos šalia, kaip jie keliauja, kodėl jie pasirinko būstą, ar jie nusprendė ilgam likti ten, kur jie gyvena, ar jie planuoja kažkur migruoti ir panašiai. Pajamos, tokie objektyvūs duomenys, išsilavinimas ir panašiai. Ir gavome šitos segmentus. Ir aš tai irgi į šitą segmentaciją žiūriu šiek tiek ir filosofiškai, kad tai yra labai skirtingų atspalvių žmonės. Ir įdomu, kad jie nėra kažkaip susegmentavę, labai stipriai susikoncentravę vienoje ar kitoje vietoje. Mes kiekvienam rajone turime visą spektrą žmonių, ir kurie kiekvienas turi savo kažkokių tai įpročių, skirtingai dėlioja prioritetus ir lūkesčius vietai, kur jie gyvena. Iš tikrųjų, didžiąją dalį sudaro tokie tradiciniai žmonės, labiau konservatyvūs, labiau uždari, bet yra ir tie tokie aktyvūs, įsitraukę tyrinėtojai, klajokliai, kurie būtent ir yra ta aktyvioji mūsų masė, margoji, kuriems reikalinga ta interakcija, spalvos, veikla ir intensyvus gyvenimo būdas. Čia matosi, kaip jie maždaug pasiskirsto pagal pajamas ir gyvenimo trukmę. Tai, žodžiu, nesiplėsiu, bet jeigu dabar mes šitą visą informaciją, ką aš pasakiau, pradėtumėm galvoti per spalvinę prizmę ir pabandytumėm suprasti, ar vis dėlto galim pasakyti iš spalvos, ar jų spalvinės paletės, daryti kažkokias prielaidas ir rasti sąsajas tarp to, kad žmonės įvardina, kad šita vieta yra labai jauki, saugi, ar vis dėlto tos sąsajos nėra tokios tiesioginės. Kai
atliekant šitą pratimą, mes spalvas, padarėm labai daug nuotraukų. Ir su dirbtinio intelekto pagalba bandėm segmentuoti ir žiūrėti, tiesiog kokios spalvos dominuoja. Ir pirmas pratimas baigėsi šituo. Čia netgi jums iškreipia, netgi gražiau rodo, rudžiau. Pas mane čia taip šalčiau. Iš tikrųjų buvo įdomu suprasti, kodėl taip. Tai buvo mums paaiškinta, kad dėl to, kad dominuoja dangaus ir grindinio spalvos. Tai nes nuotraukas mes specialiai darėm iš gatvių perspektyvų, taip kaip mes matom aplinką. Ne atskirai fasadus buvo svarbu analizuoti ar grinai iškirpus, išvalytą nuo visų elementų architektūrą, bet būtent aplinką ir aplinkoje, Vilniaus aplinkoje dominuojančias spalvas. Ir mes gaunam tokį vaizdą, tai reiškia, ką mums tai artikuliuoja, kad jeigu mes turime tipinę gatvės kažkokį vaizdą, išklotinė čia iš tikrųjų išraiškinga ir dar labai nebloga, bet ta spalva, kuri dominuoja, tai ir sudaro tą bazę spalvinę, kuri dažnu atveju tampa tokia tikrai nuobodžia ir reikalaujančia kažkokio įsikišimo. Ir tą gatvės erdvę ir spalvinę paletę iš tikrųjų sudaro ne tik ta architektūrinė aplinka, bet ir elementai. Mes patys esam spalvos vaikščiančios mieste. Yra begalės daug kitų detalių, gėlių, ženklų, į ką mes kreipiam dėmesį ir susidarom tam tikrą įspūdį. Kartais vienintelė detalė tampa visiškai utilitarus daiktas arba detalė, kuri labai spalvinga ir išraiškinga, bet iš tikrųjų galima ir nustebti. Arba kažkokie gatvės elementai, kurie, yra kažkokie neformalūs ir atsitiktiniai galbūt ir tikrai neprofesionalūs, o savidarbiai. Kaip šis, kuris tikrai turi labai ryškę, aiškę spalvinę žinutę. Kitas dalykas, kad mes turime labai intensyvius kartais interjerus ir pamirštam, kurdami ypač interjerus, kad jis gali būti matomas ir turėti įtaką gatvės erdvei. Žinoma, čia šiuo atveju tai turbūt tikrai to siekia sąmoningai, bet atkreipus dėmesį galim pamatyti, kad taip įvyksta ir netyčia. Kartais privačių interjerai per langus mums komunikuoja labai ryškias žinutes. Kartais tą spalvą sukuria atspindys. Ir spalva tampa tai, kas atsispindi architektūroje. Arba praeiviai, ar detalės, ar ta pati reklama, apie kurią aš kalbėjau, ir jos paliekamas triukšmas. Ir pabandžius sudėlioti jau į tokias visuminės paletes, gaunasi toks vaizdas. Iš tikrųjų, man pačiai buvo atradimas, kad tas senamiesčio spalvinė paletė yra iš tikrųjų labai graži ir labai įvairi ir mes drąsiai galim teigti, kad mūsų senamiestis yra labai spalvotas ir baltos ten praktiškai nėra. Baltos yra bažnyčios, vienas kitas pastatas ir tai ta balta nėra tikra balta, nerėkianti, jinai prislopinta ir yra begalė daug detalių ir akis maitina įvairūs elementai, tiek kažkokios iškabos, tiek tas vadinamas savininko metras, kuriame yra įvairūs vazonai su ar dekoracijos, arba tiesiog grindinio detalės. Tų detalių yra labai labai daug ir viskas vibruoja tiesiog ir susidaro tas turtingas įspūdis. Ir kita vertus, naujamiestis yra, iš tikrųjų galim tai, kad jis yra spalviškai nuobodus, labai ramus. Ir nelygų kokią gatvę vaikščiosi, kai kurios gatvės tampa tikrai nuobodžios, jeigu taip vertini ir pradedi save gaudyti. Tu jau matai, kad tu spartini žingsnį, todėl kad, be galo
tęsiasi ta pati spalva, ta pati monotonija ir jeigu kai kuriuose naujamiesčio dalyse tas cokolis pakeltas ir tu neturi tų atvirų vitrinų, kurios tau transliuoja kažkokį turinį, tu jau matai, kad ieškai tų dirgiklių, nes tie dirgikliai mums ir kuria to atviro miesto kviečiančio įspūdį, iškabos tam tikrų ritmų tau informuoja tave, kad tu ten kažką rasi, tu būsi pakviestas į vidų ar gausi kažkokį tai, galėsi kurti kažkokį ryšį. Buvo įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo Paupės spalvinė paletė ir matosi, kad jinai yra daug tamsesnė, lyginant su senamiesčio, daug sodresnės spalvas. Ir Paupis yra kritikuojamas kai kurių dėl to, kad žmonės sako, kad ten net pažįsta Vilniaus. Tai va čia tiesiog atvira diskusija, kiek to Vilniaus, kodėl susidaro toks įspūdis, kad ten ne Vilnius yra, bet kas kitas. Ar tai yra spalva, architektūrinės formos, ar kas mums sudaro tą įspūdį, kad Paupys yra labai fainas, bet ten ne Vilnius. Tai čia tiesiog galim po to padiskutuoti. Žvėryną įdėjau, nes mes esam čia, ir Žvėrynas laimėjo rinkimus ir yra numeris 1 kaip geriausias rajonas. Nors iš tikrųjų pasižiūrėjus, ta architektūra yra labai įvairi ir jinai kai kuriais atvejais yra nusidėvėjusi, bet labai šarminga ir dominuoja tos žemės spalvos. Yra daug įvairiausių elementų ir įvairios architektūros. Ir čia kontrastai yra Pilaitės spalvinė paletė ir spalvinė kalba. Ir iš tikrųjų iš jūsų reakcijos suprantu, kad yra dirglumas tam tikras, toks atrodo nesusipratimas, mes visi kažkaip sureaguojam. Ir kai tu esi toj aplinkoj, tarsi teoriškai žiūri, polichromija, detalės, kažkokie raštai, kažkokia ornamentika, bet visiškai ne tas mastelis, visiškai ne taip naudojama spalva. Jinai, iš tikrųjų, turbūt čia pavyzdys, kaip nereikia elgtis su spalva ir fasadais ir tai kuria tokią chaotišką ir labai dirglę aplinką. Tai čia kaip ir į tą įvadą, nors Pilaitė nepateko į tą blogiausiai vertinamų rajonų šešetuką, yra Šeškinė, Vilkpėdė, Pašilaičiai, Justiniškės, Karoliniškės, Naujininkė, kurie vertinami prašiau negu kiti rajonai. Ir tada trumpai pasižiūrėti, kaip jų atrodo spalvinė paletė. Tai per Kunkėmis įdėjau, nes tai yra ta Pašilaičio dalis, kuria labiausiai turbūt nepatenkinti yra gyventojai. Ir iš tikrųjų matosi, kad ta architektūra ir ta spalvinė išraiška yra, galim sakyti, netgi agresyvi. Ir kad iš tikrųjų tiek tas spalvinis ritmas, atspindžiai, kažkokie atsitiktiniai deriniai, be galo daug kontrasto, jie tikrai kuria tokią, nesaugią ir nedraugišką aplinką. Jau nekalbant apie tai, koks tas tankis ir intensyvumas apskritai yra. Kita vertus, mes čia su Monika, Monika padarė milžinišką darbą, žinokit, yra sukurtos modernizacijos gairės ir šitų rajonų, sovietinių rajonų renovacijos tema mums yra labai labai svarbi ir didysis iššūkis ir klausimas, ką daryti ir kaip suvaldyti. Ir kai mes žiūrėjom į tos pavyzdžius ir į Pilaitę, arba žinom patys tendencijas, kaip elgiamasi kaip ateina nauja spalva, įsibrauna jinai tiesiog į tuos rajonus ir kartais tas rezultatas tikrai nėra geresnis negu buvo. Ir ką aš atradau vaikščiodama po šitos rajonus, kad reikia, aišku, gebėti išvelgti tas spalvas, bet jų ten yra. Ir kas yra gražiausia, kad tas spalvas transliuoja natūralios medžiagos, kurios kitaip įgeria tą spalvą negu kažkokios sintetinės medžiagos, kad jos turi šešėlį savyje, dar yra ornamentikos, kuri ten kiekvienai serijai sukurtos skirtingos ir to grožio gali atrasti, tiesiog yra toksai stiprus nusidėvėjimas ir turbūt aplinka yra pavargusi. Bet žinoma, ta paletė nėra tokia visur, čia dar gerai spalvota, bet jeigu mes pasižiūrime į Justiniškes,
arba pasižiūrime į viršuliškes ir visi kiti panašiai atrodo. Tai iš tikrųjų yra tas Cepelino 50 atspalvių ir ta nauja architektūra, kuri ateina ten, jinai irgi nepadeda. Ir karoliniškės šiek tiek gal išsiskiria tuo, kad vėl ten atsiranda tam tikra spalva ir elementai, kurie mano supratimu verti išsaugojimo ir verti interpretacijos. Tai jau yra kažkokia spalvinis kodas, kuris galbūt gali keliauti į ateitį ir būti kažkaip interpretuotas ir pabrėžtas jau naujomis priemonėmis. Čia yra naujininkai kaip paskutinis pavyzdys to blogo, kur atkreipsiu dėmesį, kai rodžiau žvėryną, tai praktiškai tas pats. Tai tada vadinasi dar kažkas be architektūros, matyt greičiausiai turinys ir gyventojai patys, jie atneša tos vietos interpretaciją ir tą įspūdį, ar čia saugu gyventi, ar faina, nes ir čia lygiai tokie patys nutrešę mediniai namai ir tokios pačios įdomios architektūros galima rasti ir to pačio sovietinio smėlio. Tai pabaigai čia turbūt toks tai sneak peek preview į mūsų kuriamas gaires. Mes bandom vis dėlto susidėti ir tos pagrindinius akcentus, kas yra svarbu. Tai iš viso to, ką mes matom, tikrai galim daryti išvadą, kad svarbu rinktis tas ilgamžės natūralias medžiagas, kurios yra ir taktiliškos, ir vizualiai turtingos, natūraliai senstančios, naudoti įvairias faktūras, nes šešėlis, šviesa tai yra esminiai dalykai neatsiejami nuo spalvos. Gali būti tas pats betonas, bet jisai mirga ar marga, kaip ir matoma šitoj reljefiniai sienai. Ir spalvų paletę tikrai svarbu derinti prie vietos identiteto, charakterio, kažkokių ritualų ar naratyvų, kurie tenais dominuoja, ką verta pasakyti ir sugalvoti, kaip tai perteikti per spalvą, per architektūrinę išraišką. Ir mūsų regionui vis dėlto svarbu rinkti šviesesnes spalvas, matinius fasadus. Juoda, jinai iš tikrųjų, ypač kuo intensyvesnė architektūra, daugiau aukštų, jinai iš tikrųjų atrodo agresyviai, nepaisant to, kad mes matom tos atrių spalvų paletę ir istoriniuose priemiesčiuose, bet jinai visai kitaip skamba kitame mastelėje ir turėtų būti turbūt vengtina. Ir gamtinėje aplinkoje tikrai dažnu atveju verta ieškoti to susiliejimo su gamta ir eiti prie natūralesnių atspalvių ir artimesnė kraštovaizdžiui spalvinės paletės. Ir ten siūlant plieno ir stiklo sprendinius, ypač gyvenamojoje aplinkoje, tai tikrai vengti tų ryškių blizgių sprendinių, įvertinti, ar jie neakina ir prisiminti, kokį mes santykį, kokią įtaką darom su savo sprendiniais aplinkai ir kaip tai vertins paprasti žmonės. Kitas labai svarbus dalykas tai yra stogas ir tikrai tai yra kaip 5. fasadas ir jisai veikia mūsų panoramose, veikia mūsų erdvės suvokime ir jo negalime pamiršti ir tiek jo spalvą, tiek formą reikia rinktis atsakingai. Kitas labai svarbus dalykas, apie ką aš pasakiau, kad tie vertikalūs suskaidimai ir sudalinimai, jie turėtų būti kas 25 ar 40 metrų. Tai yra toksai jau per praktiką ir įvairių tyrėjų, to pačio Gėlo vardinamas geras ritmas, kuris kuria tą, leidžia ir šviesai skilti, ir šešėliam atsirasti, ir kažkokiai įtraukčiai į pastatus kurti. Ir tą galima daryti ir naudojant tą pačią polichromijos kalbą. Ir svarbiausia, tai apgalvoti architektūrinės detalės žmonių akių lygyje. Tas pirmas aukštas ir ta aplinka, jinai turėtų būti pilniausia įvairiausių detalių, rankenų gražių durų, įėjimo, palangių, dekoro galbūt subtilaus ar tų pačių iškabų. Tai prie ko mes liečiamės, tai mus daro laimingus, tai daro mums tikrai didelę įtaką. Tai kviečiu kurti kokybišką architektūrą. Ačiū. Ačiū labai.